Laiškas neilgas, tai laiškas gautas lapkričio 6 dieną, 14:19 pasirašo Laima iš Vilniaus. Man tiesiog baisu. Politinės simpatijos ir antipatijos visuomet kelia kažkokių emocinių turbulencijų ir tai yra normalu. Bet kai stebime savivalę, profanaciją ir visuomenės interesų ignoravimą, apima jausmas, kad valstybė tiesiog plaukia, veikiama kažkokios inercijos, neturi krypties. Mes nebeturime lyderių, kurie keltų pasitikėjimą, vienetų ir sugebėtų užtikrinti valstybės funkcionavimą. Kompetencija išjungta ir devalvuota. Kultūra nurašyta kaip papildomos išlaidos. Gatvinis bazaras tapo priimtina politinių partijų bei jų atstovų komunikavimo priemonė, o žmogaus teisių neigimas pristatymas kaip nuomonė. Ilgą laiką keliaudama į svečias šalis didžiavausi, netgi puikavausi Lietuvą, pasakodama apie mūsų visokeriopą augimą. Dabar patiriu gėdą ir stiprų nerimą dėl ateities. Optimizmo teikia pilietinės visuomenės stiprybė, pesimizmo susiskaldimo ženklai. Likime vieningi ir budrus. Sveiko proto išsaugojimas svarbiausias uždavinys nūdien. Ačiū už tai, ką darote. Esu su jumis. Lapkričio 21 stovėsiu minėje. Ačiū Jums, kad klausot ir ačiū, kad esate taip pat.